принес. И вот первым появляется он сегодня на площадке из запасных армейской команды. Здорово, как побили с 15 номером Миндаугас Кателинас. Появляется. Valančiūnas prieš Rakovičių. Nesiryžta žaisti vienas prieš vieną ir praranda kamuolį nuo Jono Valančiūno. Renaldas Seibutis. Iš vidutinio nuotolio meta ir nepataiko Jonas Valančiūnas. Pats grumėsi, tačiau kamuolys. Priartėti prie pat savo varžovų. Taiklaus tritaškio atveju net ir išlyginti rezultatą. Raisas vieną tritaškį ką tik jau įsodino. Dabar puikus perdavimas Jonui Valančiūnui ir efektingas Valančiūno dėjimas. Skirtumas tirpsta iki minimumo ir Jurijus Dovcik. Valančiūnas su kamuoliu. Gražus perdavimas Robertsui ir čia vėl Rašičius. Jomantas palei galinę liniją. 3 sekundės atakai reikia mesti ir Jonas Valančiūnas suspėja tai padaryti. Paskutinė atakai skirta laiko sekundę. Rungtynės su Jono Kazlausko Maskvos CSKA komanda čia Vilniuje. Pražanga Lichodėjui. Jonas Valančiūnas turės galimybę pelnyti pirmosius taškus šiame kėlinyje savo komandai. Mesdamas baudos metimus. Lichodėjai prasižengė antrąjį kartą. Ir Spartakas jau yra prasižengęs 4 kartus šiame ketvirtyje. Įpusėjus antrajam kėliniui. Raisas. Seibutis, perdavimas Valančiūnui. Valančiūnas ir pražanga prieš jį. Pirmąjį varžovą Valančiūnas suklaidino, palikdamas Županą už nugaros. O dabar Valerijus Lichodėjus. Taip, na, čia pražanga buvo. O po to sekusi reakcija, uždirbo Lichodėjui antrąją. Techninė pražanga Spartako komandai per paskutinėsias pusantros minutės. Kągi, aistrų nestinga. Ironiškos šypsenėlės, dabar šypsenėlė Halperino veide, tačiau net jeigu ir arbitrai viename ir kitame epizode padaro klaidą, vis tik tokie emocijų Vilniaus komandai taip pat suteiktų papildomo emocinio užtaiso ir pasitikėjimo, kadangi, kaip jau minėjau, pakankamai įdomi savaitė laukia Vilniaus komandos. Šeštadienį rungtynės skundės atakai. Kol kas gerų pozicijų metimams nėra. Štai dabar metimas iš po krepšio ir Valančiūno ir Katelino tandemas sulaužo varžovų. Jau yra prasižengę daugiau negu 4 kartus. Taigi, pražangos būtų labai naudingos Lietuvos Ryto ekipai, tačiau dabar